Prie Klaipėdos jūrų uosto vartų priartėjus laivui, jo pasitikti skuba uosto locmanai. Jie padeda saugiai vesti laivą per uosto vartus, naviguoti akvatorijoje bei prišvartuoti laivą prie krantinės. Kiekvienas pasaulio uostas turi savo specifiką, kurią išmano vietiniai locmanai. Būtent jie geriausiai žino ne tik oro sąlygas, bet ir akvatorijos, krantinių, viso uosto charakteristikas, srovių kryptis, jų specifiškumą ir kitas svarbias sąlygas. Locmanų darbe rizikos nemažai. Lyjant, esant rūkui, apledėjimui ar didesniam bangavimui, virvinėmis kopėčiomis patekti į laivą būna iššūkis. Kai pajūryje ima šelti vėjas ir bangos, į uostą norinti įplaukti laivą vesti tampa neįmanoma. Tuomet apribojama laivyba ir laivams ramesnio oro tenka laukti jūroje. Kad tokių dienų būtų kuo mažiau ir visi į uostą norintys įplaukti laivai būtų priimti pagal grafiką, buvo sukurta unikali Pilot Link sistema, kuri nuotoliniu būdu padeda saugiai vesti laivą per uosto vartus, naviguoti akvatorijoje bei prišvartuoti jį prie krantinės. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuolat atliekamų investicijų į uosto infrastruktūrą Klaipėdos uoste sudaromos sąlygos priimti vis didesnių parametrų laivus. Saugus laivo, savo ilgiu prilygstančio kone 3 futbolo aikštėms įvedimas į uostą, jo navigavimas akvatorijoje bei švartavimas prie krantinės Klaipėdos uoste sukurtos ir naudojamos Pilot Link sistemos dėka gelbėja ne tik esant audringoms oro sąlygoms, bet ir vengiant fizinio žmonių kontakto dėl pandemijos ar ligos. Tam, kad laivai per audrą neliktų už uosto vartų ir galėtų saugiai plaukti į uostą, dedame ypatingas pastangas. Unikali Klaipėdos uosto technologija Pilot Link užtikrina sklandžią laivybą ir prisideda prie uosto locmanų darbo saugumo. Klaipėdos uostas.